Anemija arba mažakraujystė yra nustatoma bent kartą gyvenime didžiajai daliai žmonių. Pas mus Lietuvoje dažniausiai yra geležies stokos anemija, kuomet organizme trūksta geležies reikalingos raudonųjų kraujo kūnelių gamybai. Geležies stoka sukelia ne tik kraujo pakitimus, tačiau gali sukelti ir kitus simptomus, tokius kaip kojų ir rankų tirpimas, neramių kojų sindromas, plaukų slinkimas, nuovargis ir tai ganėtinai paveikia paciento gyvenimo kokybę. Nustačius diagnozę, gydytojas pasiūlo gydymo variantus. Vienas iš jų yra geriama geležis, o kitas yra intraveninis geležies skyrimas. Svarbu paminėti, jog intraveninę geležį galima lašinti nepaisant to, jog jūs niekada nesate vartoję geležies per burną. Ir tokiu atveju geležis yra pasisavinama greičiau ir efektyviau kovojama su anemijos simptomais.